Pietinėme žemės pakraštyje plyti milžiniška sniego teritorija. Tai Antarktida. Nesibaigiančių naktų, žiaurių pūgų ir nuostabiai gražių pašvaisčių karalystė. Mūsų filmas apie pingviniuką Lolo iš Adelės. Papasakosim apie Lolo gimtinę, jo vaikystę ir nuotykius. Pingviniuko Lolo nuotykiai. Pirmas filmas. Visą žiemą Adelės pingvinai gyvena tolimoje Šiaurės jūroje. Bet dabar, kai į Antarktidą ateina pavasaris, jie grįžta namo. Pirmi į gimtasias vietas grįžta pingvinai tėčiai. Čia jie ruošia lizdus, neri kiaušinius ir augina vaikus. Štai ir pingvinės mamos. Toto! Pagaliau tu čia, Lala. Koks puikus lizdas tau išėjo. Tikiuosi, šiemet mums pavyks išperėti paukščiukus. Lapkričio vidurys. Antarktidoje pavasaris. Pingvinės mamos deda kiaušinius, o paskui eina į jūrą atgauti jėgų. Na, aš einu, Toto. Eik. Ar galiu tavimi pasikliauti? Žinoma, būsiu geras tėvas. Jų nėra, kiaušinius peri pingvinai tėčiai. Atsargiau, ten žuvėdros plėšikės, jos vėl tyko mūsų kiaušinių. Nesijaudink, Lala. Šiemet juos žūtbūt išsaugosiu. Sveikas, Gugu. Sveikas, Popo. Na, kaip orelis? Nieko, būna ir blogesnis. Aš užsisėdėjau, reikėtų prasimankštinti. Tik pamėgink, jos šito ir laukia. Praėjo 3 mėnesiai, kai išėjo pingvinės mamos, bet pavargę ir išalkę pingvinai tėčiai toliau atkakliai tupi savo lizduose.
kur, popo? Nebegaliu, noriu valgyti. Nedrįskit palikti lizdų. Grįžkit. Žiūrėkit, žuvėdros plėšikė skrenda. Žuvėdros skrenda. Šitų nieko gyvų neatiduosiu. Iš jūros sugrįžo pingvinės mamos, bet susitikimas ne visiems džiaugsmingas. Didžiuojuosi tavimi, tu tikras tėvas. Koksgi tu pingvinas? Kągi mums dabar daryti? Atleisk man, Mimi. Lala, esu kaltas. Gyniau kaimyno lizdą ir neišsaugojau mūsiškio. Taip, šitas jūsų, o šitas mūsų. Tu išgelbėjai, popo, jis išgelbėjo mūsų kiaušinį. Aš šito nepamiršiu, Toto. Ne veltui tu mūsų vedlys. O mes ir su vienu vaiku būsim laimingi. Turime išauginti jį tikrą pingviną. Greitai pasaulį išvys mažyliai ir tėčiams taip pat reikia atgauti jėgas. Dabar jie plaukia į jūrą maisto. O štai ir mūsų herojus. Labas rytas, mažylė. Aš tavo mama. Sakyk, mama. Mama. Sakyk, mama. Štai koks tu šaunus. Toto, mūsų išsirito berniukas. Pavadinkim jį Lolo. Nagi, mažyli, sakyk Lolo. Matai, koks protingas berniukas. Ne Olo, o Lolo. Lolo. Jis išties protingas. Nepergirk vaiko. Teisingai, Lolo. Tavo prosenelis irgi buvo vardu Lolo. 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 Labai jau guvus. Berniukas, todėl ir guvus. Visi laimingi. Kiekvienas laimingas savaip. Gruodžio pabaigoje Antarktidoje pats vidurvasaris. Ledai tirpsta, jūra priartėja ir pingvinai gali ieškoti maisto nenutoldami nuo savo lizdų.
užstato. Štai šitaip tėčiai ir mamos paeiliui eina mažyliams maisto. Na, užteks. Kodėl užteks? Jei persivalgysi, skaudės pilvuką. Kodėl skaudės pilvuką? Kodėl? Skaudės ir viskas. O kas yra viskas? Viskas tai viskas. Duok man ramybę. O kodėl turiu duoti ramybę? Kas per mažylis? Kur tu, Lolo? Kur pasislėpei? Lolo, kur dingai? Senelį Pigai, gal kartais matėte Lolo? Ne, nemačiau. Kurgi jis dingo? Duok dar. Mama, čia juk Lolo. Štai kur tu. O aš tavęs visur ieškojau. Eime namo, mažylį. Mama, kodėlgi gėrisiai gyvena dviese, o aš vienas? Todėl, kad taip jau nutiko. Lolo, vieni pilvinukai turi brolių ir seserų, o kiti jų neturi. Mūsų Pepė irgi jų neturi. Kodėl jį neturi? Todėl būtų gražu, jeigu jūs draugautumėte. Gerai. Draugaukim. Ruonė atsivedė mažylių. Prasikalė žuvėdrų plėšikių paukšteliai. Papa, tėti, kodėl man negalima niekur eiti? Todėl, kad tu dar mažas. Kai mažylis kur nors eina, jį gali ištikti nelaimė. Kodėl? Kai užaugsi, tapsi stiprus, tada galėsi eiti net prie jūros. O kas tai jūra? Kas nutiko, Gugu? Ten žmonės atplaukė garlaiviu. Gugu, neleisk jiems per arti prieiti prie žmonių. Aš irgi to jau ateisiu. Gerai. O kas yra žmonės? Vėliau paaiškinsiu. Lolo, niekur neik. Žmonės yra tai, kas atneša mums nelaimę. Anksčiau žmonės atvykdavo iš kažin kokios tolybės ir žudė pingvinus be jokios atrankos. Dabar jie mus gaudo ir išveža į kažkokius zoologijos sodus. O kas yra zoologijos sodai? Tai... Papasakok, senelį Pigai. Papasakok. Ką tau apie tai papasakoti? Aš ir pats nežinau. Ir nepristok. Nusibodai.
žmonės? Tas, kuris stovi didelis, ar tas, kuris triukšmauja mažas? Gal nori nušliuožti nuo kalnelio, tai tiesiog puiku. Gerai, paskui išsiaiškinsim. O dabar padėsiu tau išlipti. Ar tavo tėtis ir mama griežti? Tu jų nebijok. Pasakysi, kad susidraugavai su manimi, jie tavęs nebars. Matė mano Lolo. Teta Lala, jis nuėjo į tą pusę. Ar ne, Zizi? Taip, jis nuėjo į tą pusę. Tai nelaimė. Kągi man daryti? Viskas, nebegaliu. Tai kas tu? Aš šunelis Donas. Eskimo šuns sūnus. Vadinasi, tu ne žmonės? Ne, žmonės tai ten. Visi tie žmonės iš mokslinių tyrimų stoties. Jie čia atskrido metų pradžioje tyrinėti Antarktidos. O senelis Pinas sakė, kad jie mums neša nelaimę. Jie mus gaudo ir išveža į kažkokius zoologijos sodus. Tai turbūt brakonieriai. Mes jų irgi nemėgstam. O šios stoties žmonės šitaip nesielgia. Šitaip manai? Taip, jie geri žmonės. O kuo tu vardu? Lolo. Lolo. Draugaukim. Gerai. Lolo. Paliaukis. Čiagi pingviniukas. Nebijok, mažylė. Turbūt iškritai iš lizdo. Donai, nuneškim jį į vietą. Nebijok, mažylė. Na štai ir atėjom. Ateik dar.
Tada į valias prisižaisim. Gerai, ateisiu. Sudie. Aš grįžau. Dabar turiu tikrą draugą. Lolo, ar neliepiau tau niekur neiti? Ты никуда не уходил. Ты ж pamiršai? Я Turiu tave nubausti. Šitaip negalima, sūnelį. Mama su tėčiu labai nerimavo dėl tavęs. Pamanėm, kad tu dingai. Vos iš proto neišėjom. Prižadėk mums daugiau šitaip nesielgti. Nesielgsiu. примерно в Maždaug sausio viduryje truputį paaugusius pingviniukus atveda į savotišką vaikų darželį. Ten auklėtojai moko juos visokių gyvenimo gudrybių. Na štai, vaikai, tylos. Kam sakau? Tylos. Na štai, mes, pingvinai, turim dvi rūšis priešų – sausumoje ir jūroje. Pirmas priešas – štai žuvėdros plėšikės. Jos stebi jūs, pingviniukus iš dangaus, kaip dabar matote. Todėl visada turite žiūrėti, ar jų nėra virš galvos. O jeigu jos užpuls, bėkite ir kur nors slėpkitės. Supratot? Supratom. Šaunuoliai, o priešas jūroje. Štai, matote? Štai ten iš vandens kyšo juodas pelekas. Kaip orka. Ji labai stipri, labai pikta, turi daug dantų. Jei kas nors atsidurs greta jos, akimirksniu suės. O ten ant tolimosios lyties guli jūrų leopardas. Ko jokiesi? Kad jie mus puola tik vandenyje. Kol esate sausumoje, nereikia jų bijoti. Seneli pigai, o mes turim draugų. Draugų? Matote ten vandens fontaną? Čia mėlynasis banginis. Jis mūsų draugas. Labai geras draugas. Seneli pigai. Ko tau, Lolo? O šitas milžiniškas žvėris? Ak, šitas. Šitas žvėris vadinasi jūrų dramblys. Jis minta tik žuvimi ir mums visiškai nebaisus. Ir labai ramus. Tuojau. Štai matote? Ir visiškai taikus. Ir nepavojingas. Paleisk! Lietėjau tau paleisti! Vaikai, klausykitės manęs atidžiai. Kad greitai bėgtumėt, reikia ištempti į priekį kaklą. Štai šitaip. Ištieskite į šalis sparnelius. Teisingai. O dabar bėgam visi kartu. Lolo, per sparčiai bėgi, greitai pavargsi.
Šiandien mokysime šokinėti. Gigi, tu pamėgink užšokti. 1, 2, 3. Gerai. Dabar tu, Zizi. 1, 2, 3. Šaunuolė. Pepe, dabar tu. Kas tau, Pepe? Nebijok, kai nori, galiu šokti kartu su tavimi. Gerai, šokit kartu. 1, 2, 3. Lolo, tu ir vėl persistengiai. Auklėtoja, kada mus išmokysite plaukioti jūroje? Kol kas dar lanksti. Jums dar neužaugo stiprios plunkstos, kaip suaugusių pingvinų. Todėl dar anksti lįsti į jūrą. Gaila. Įdomu. Ne. Lolo įkrito į vandenį. Na štai matote, juk sakiau, kad dar anksti lįsti į vandenį. Pažiūrėkite, į ką galit pavirsti. Mokysimės šliuožti nuo kalnų. Ar galiu aš? Čionai, tiesiog puiku. Kas tau, Pepe? Vėl bijai. Šliaužiam kartu, Pepe. Šitaip Lolo ir jo draugai kasdien mokėsi iš savo auklėtojų. Sužinodavo ką nors naują ir nepastebimai augo. Подрастали.